Kiekvienas kraštas turi savo atmintį, tyliai saugomą žemėje, medžių šakose, žmonių pasakojimuose. Tai istorija, kuri keliauja iš lūpų į lūpas, iš širdies į širdį, iš kartos į kartą. Utenos apskrityje tarp ežerų rūko ir miškų alsavimo įsikūręs nedidelis Kirdeikių kaimas. Iš pirmo žvilgsnio kuklus, tačiau savyje slepiantis turtingą, gyvą ir spalvingą praeitį. Čia gyvenimas visada buvo pripildytas bendrystės ir paprasto džiaugsmo. Šio krašto istorija šiandien atgyja prisiminimais, kuriuos su meilė ir ilgesiu dalijasi čia gimusi ir užaugusi Loreta Cigelskienė, lyg atverčianti seną, bet dar gyvą vaikystės albumą, kuriame kiekviena akimirka vis dar alsuoja gyvenimu. Mano vaikystė buvo įspūdinga. Įspūdinga tuo, kad mūsų visi žaidimai būdavo gamtoj. Gamtoj žaisdavom vasarų ir žiemų. Žiemų slidinėdavom su ragutėm ir slydėm nuo kalnų, o vasarų taip pat būdavom visų laik lauke. Bėgiodavom, slėpynių žaisdavom, gaudynių. Taip pat nusilauždavom lazdų, apsižergdavom ir mums būdavo kaip arkliukai, mes jodavom ant jų. Iš vaikystės lygi prisiminimai apie žaidimus man yra patys gražiausi. Nuo žaidimų ir pasakų pasaulio Loreta taip ir nenutolo. Šiandien bibliotekininkė kviečia vaikus ir suaugusius į patirtines edukacijas. Sekdama pasaką 12 brolių juodvarniais lakstančių, ji atveria paslapčių ir legendų kupiną pasaulį. Kviečia pažinti vaizdingas Kirdeikių apylinkes ir patirti tai, kas nauja, nepažinta ir ypatinga. Į šias patirtis suvažiuoja smalsuoliai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Ir tuomet senasis Kirdeikių kaimas tarsi atgyja. Keliaudami po Utenos kraštą, svečiai išgirsta ir istorijų apie čia kuriančius menininkus. Vienas jų tapytojas ir grafikas Gintaras Gesevičius, prieš kelis dešimtmečius sostinės bohemo šurmulį iškeitęs į ramų Kirdeikių ritmą. Kaip pats sako, nė akimirkos nesigailėjo. Čia gyvenimas teka kitaip, kiekviena diena turi savo tylą ir prasmę. O meilė šiam kraštui užgimė dar jaunystėje. Vieną lemtingą dieną, kai būdamas dailės mokyklos moksleivis, pirmą kartą atvyko į Kirdeikius. Ir mes sustojom prie Kirdeikių bažnytėlės. Labai man patiko kažkokio jausmas, tokio labai graži vieta, geriam limonadą, žinai. Ir kas būtų man pasakęs: Gintarai, čia tu sutiksi savo gyvenimo moterį, čia tavo valtis stovės, tu čia ten kažką tai. Nu, absurdas, visiškas absurdas. Deja, taip ir atsitiko. Tapytojas pasakoja, Kirdeikiai mano žmonos gimtinė, todėl dažnai iš sostinės atvažiuodavome vasaroti. Ežerų tyluma, miškų alsavimas ir lėtas gamtos ritmas Gintarą tiesiog užbūrė. Bet paskiau kažkaip tai amžius ateina ir supratimas, kad nebūtina ten trintis Niujorke ar Paryžiuje ar Vilniuje, kad tą meną kur gali bet kur, tik kad sąlygos būtų. Ir dar vienas labai svarbus man dalykas buvo tas, kai aš jau pradėjau ilgėliau būti, kai žmonės mano kaimynai pradėjo klausti manęs, kada grįši. Aš supratau, kad jie mane priėmė, nes grįžtama į namus. Nesako, kada atvažiuosi. Tas buvo labai, saldu. Aš supratau, kad aš čia. Įsikūręs Kirdeikiuose menininkas ne tik tapė, pradėjo organizuoti savo paveikslų parodas, rengti meno plenerus ir turėjo vieną troškimą. Kad būtų ryšys tarp žmonių. Žinokit, visą laiką, nesakau, kad 100%, bet 90% pavyksta. Kada žmonės išvažiuoja iš plenero dailininkai ir viens kitam skambina ir klausia, kaip nuvažiavai. Ir dar vis tikisi, ir yra čia po kelis kartus buvę ir pati atmosfera. Pati atmosfera to tokio gamtoje yra labai daug, čia yra viskas praktiškai. Buvimas tas ten lyja, nelyja, bet nuoširdumas. Aš manau, kad nuoširdumas. Viskas nuoširdume. Menas turi būti matomas, įsitikinęs meno ir kultūros puoselėtojas. Apie jį būtina kalbėti, atverti jį žmonėms, leisti kūriniams gyventi, kad jais galėtų grožėtis ne vienas, o tūkstančiai. Dailė turi būti žiūrima, muzika turi būti klausoma, literatūra turi būti skaitoma, ne? Nes kas iš to, kad tu parašysi romaną ar eilėraštį gerą padėsi. Visa tai daroma ne dėl savęs.
Ne dėl savęs. Ir dėl savęs, bet kartu tu darai kitam. Kiek milijardų žmonių, tiek milijardų supratimo apie tą patį, nes tiesos nėra. Čia būna taip, kad įžiūri kažką paveikslį ir malonu, labai gerai. Tarp kitko nesistengiam, bent aš asmeniškai, niekuomet jokios ten blogos nuotaikos, jos dabar jau kuo toliau, to mažiau, bet perteikti paveikslį. Visą laiką viltis, kažkokia šviesa, išeitis. Gintaras įsitikinęs, svarbu ne tik dalinti žiniomis, nemažiau svarbi ir bendrystė, tas tyliai užsimezgantis nuoširdus ryšys, gimstantis iš tikro išjausto buvimo kartu. Čia gyveno dabar išvažiavęs akademikas Algirdas Gaižutis, kitą pusę ežero. Tai čia būdavo tokia trijulė, kažkaip mes čia susiburdavom Petrulis, Algirdas Gaižutis, va čia nes parduotuvė šalia, tai jeigu susitinkam, tai čia kavą geriam ir tokios filosofijos. Man išvis fantastika. Susitinka žmonės kaime ir kalba ne apie arklius, ne apie žolę ar bus grybų, bet kalba apie Lietuvos kultūrą, ten, reiškia, kažkokios tai situacijas, reiškia, tai literatūrą. Mes atsiminus pats save pagavau, stovim ant lieptožio ir kalbam 3 ar 4 visiškai apie kažkokį kosmosą, žinai. Tai mano galva, kad tų žmonių buvimas čia ir yra savaime kultūros perteikimas. Grafikas ir tapytojas teigia pats nebesuskaičiuojantis, kiek darbų per gyvenimą yra sukūręs, bet sako, to vienintelio ir nepakartojamo dar nėra. Žuvies didžiausios tai gal ir pagavau, bet paveikslo ne. Nes jeigu aš sakysiu, kad aš jau čia padariau šedevrą, man yra amen. Aš visą laiką turiu būti kažkokiam tai netobulume, bet stengimasi tobulėti. Toks kažkoks, šiandien gal geriau, rytoj. Ir ta viltis, rytoj kažkaip nelabai, tai gal dar rytoj. Ir taip su to rytojum. Ir iš viso aš stengiuosi gyventi vieną dieną. Viena diena, vienas gyvenimas. Kaip atsikėliai, o taip atsikėliai, kaip anam gyvenime baigiai gyventi. Kaip nuėjai miegoti. Jeigu neįsiaiškinę santykių, susipykę, čia baisu. Jokių pykčių, jokių nieko, ramiai, ane? Ir tą dieną pragyvenus, reiškia, tiesiog būna taip, kad aš nesu religingas, bet aš atsimenu, kažkam tai turiu padėkoti, sakau, ačiū Dievului, kad leidai pabūti. Aš svečiuose. Talentingas menininkas nebejoja, kiekviena diena verta džiaugsmo. Reikia tik sustoti, pakelti akis ir pamatyti aplink tvyrantį grožį, žvelgti tarp miškų ir ežerų tyliai slypinčius krašto lobius. Iš vienos pusės vienas ežeras, kitas. Ir aš tyčia sakau žmonai, ponia, žiūrėkit, kaip čia gražu. Aha, tiksliai. Tai mes ten tam grožiui ir esam.